didžiausias krikščionybės, reiškia, teiginys, tai stovi visa dogmatika, ir Jėzaus teologija, ir trejybė, ir kas tik bepaimsi, viskas iš to, kad Dievas tapo žmogumi. Va šitas niuansas, jeigu mes pažiūrėsim Tanacho šviesoj, pamatysim, kad būt to negali. Dievą laikyti žmogum, tai turbūt aukščiausias meldybės forma. Paveikslą nusipieš Dievą kažkokį, dar lipdinį pasidaryti kaip simbolį kažkokį, čia dar mažesnis nusikaltimas. Pati didžiausia stabmeldybės forma laikyti Dievo žmogų. Visos pagoniškos stabmeldiškos religijos ant tos stabmeldystės stovėjo. Dievas tampa žmogum, Mitra Dievas tapo žmogum, Krišnas tapo žmogum, Ramas tapo žmogum, Oziris tapo žmogum, Dionizas tapo žmogum ir taip toliau. Ateina ir gyvena kaip žmonės. Paimta grinai iš pagonybės, Dievo tapimo žmogum. Dabar pažiūrėkim. Jeigu iš tikrųjų Dievas tapo žmogum, tai kaip ten bebūtų, katalikai yra teisūs, protestantai ir adventistai ne. Vadinasi, Dievo paveikslą galima daryti. Dievas davė savo atvaizdą materialų. Dievas matomą atvaizdą parodė savo. Štai, kodėl tada nepaišyti, kodėl nedaryti. Reiškia, Dievo materialus atvaizdas gali būti. Juk Kristus yra Dievo atvaizdas, pasakyti. Taip, Kolosiečiai 1:15. Dievo atvaizdas. Tai vadinasi, jo atvaizdą galim paaišyti. Paaišyti negaliu, o pats Dievas atsiuntė materialą, žiūrėkit prieš akis. Matykit mano atvaizdą. O iš tikrųjų negalima. Dabar ką reikėtų krikščionim atsakyti, kodėl Dievas negali tapti žmogumi. Pagal krikščionis Dievas tapo žmogum, Dievas yra žmogus. Dievas yra ir Dievas, ir žmogus, taip, vienu metu. Dabar žiūrėkim, skaičių 23:19. Juk tada tas įsikūnymas prieštarauja teiginiui, kad Dievas ne žmogus. Tai žmogus. Taip, jis ir Dievas, ir žmogus tuo pat metu. Sako, Kristus yra Dievas, bet kartu ir žmogus. Sako, Dievas ne žmogus. Tai iškart kertasi. Už tai negali tokios stabmeldybės žydai priimti, logiškai, jie teisingai daro, šiaip jau paėmus. Bet nežiūrint, ką jie ne taip daro, dar kažko, bet šitą dalyką jie teisingai susigaudo. Dievas ne žmogus, nemateriali būtybė. Dvasia Dievas. Ozėja 11:9, pažiūrėkime, dar vieną vietą. Čia Dievas kalba. Aš nesielgsiu pagal savo rūstybės užsidegimą ir nesunaikinsiu Efraimo. Aš esu Dievas, ne žmogus šventas tarp jūsų. Aš esu Dievas, ne žmogus. O krikščionis Dievas yra ir žmogus. Kas sako, aš Dievas, ne žmogus. Būto negali. Įsikūnymo tą vadinamą paslaptis, jinai kertasi su Biblija. Štai kodėl jos žydai nepriima. Sako, ne, Dievas ne žmogus, jis negali būti žmogus. Dievas yra Dievas, žmogus yra žmogus. Dievas yra kūrėjas, žmogus yra kūrinys. Logiška. O jis ir tas yra, nes Dievas ir žmogus, ir Dievas. Dar vieną vietą pasižiūrėkim. Pakartoto įstatymo, 4 skyrius, 15-16 eilutė. Gerai įsidėmėkite. Dabar užduokim savo klausimą, kodėl Dievas liepia gerai įsidėmėti. Gerai įsidėmėkite, kad tą dieną, kai Viešpats jums kalbėjo Horebėje iš ugnies, jūs nematėt jokio pavydalo. Ir paaiškina, kodėl Dievas kalbėjo, neparodydamas jokio pavydalo visai tautai. Kad kartais nedirbtumėt savo drožinių panašių į vyrą ar moterį, panašiai kurio nors gyvulį esantį žemę, sklandį padangę ar paukštį, ar šliaužiantį gyvę, ar žuvį, ar plaukiančią vandenyje. Kad neturėtumėt jokio Dievo tokio atvaizdo kažkoks ir Dievas į tą panašus, ar ar dar kažką. Štai kodėl, sako, aš neparodžiau, kad nebūtų jokio atvaizdo. Iškai Dievas nenori jokio atvaizdo žmonėm parodyti savo. Ir čia tau sugalvojusi žmogum tapti tokiu pačiu. Iškai žmogaus kūnas, visi bruožai, visi siluetai yra taip pat ir Dievas. Nebelieka tarp Dievo ir žmogaus jokios ribos. Dievas tampa žmogum, tai žmogus tampa gali Dievu, tada teisingai. Štai kur lenkima. Tai va, kaip stabmeldystė eina, pati aukščiausia forma. Kokių nors babiloniečių, ten etruskų ar egiptiečių stabmeldybė, tai yra tik vaikų žaidimas palyginus. Tik vaikų žaidimas. Čia pati didžiausia. Dievas tapo žmogum. Viskas. Apčiuopiamas, matomas, materialus atvaizdas. Pats Dievas padaro atvaizdą savo ir duoda žmonėms. Kristus yra būdamas Dievo atvaizdas. Jo esybės tikslus paveikslas, kaip sako Naujas testamentas. Jo esybės tikslus paveikslas. Tai paišai Kristų, gauni Dievo atvaizdą. Kodėl aš galiu nedaryti Dievo atvaizdą, jeigu pats Dievas padarė atvaizdą ir davė mum, kad jį matytume. Sakys, taip katalikas. Ir jis tuo klausimu teisus. Atrodo, kodėl katalikai, tokie, kokia tamsa, taip aiškiai pasakyta, lygiai teatralizuoja daro. Kas jiem yra? Ar jie pašneki, nėra kvailiai, nėra idiotai. Kodėl jie daro? Va šitas argumentas jų pagrindinis. Jeigu Dievas padarė atvaizdą, tapo žmogumi, parodė save tokią atvaizdą, tai jis norėjo, kad mes darytume atvaizdus. Jų argumentas toks. Taip čia protestantai kol kas ir neatsako. Vat kur problema.
Bet jeigu Dievas ne žmogus, Dievas nerodo jokio atvaizdo specialiai, kad jokio atvaizdo nebūtų, tai... Bet jeigu parodys savo atvaizdą kažko, tai gal jisai nori, kad atvaizdą darytum. O čia sako atvirkščiai, kodėl, sako, nematėt Horėte jokio pavydalo? Todėl, kad negalvotumėt jokio atvaizdo nepasidarytumėt savo. Va dėl ko. Ir Dievas savo pakeičia nuomonę 100%. Čia sako, nerodysiu jokio atvaizdo, jums nerodžiau dėl to, kad stabų nebūtų. Matot, kaip nesuveina viskas nauja su Seno testamentu. Su Dievo atvaizdu. Trečią argumentą. Išėjimo 25:20. Aš susitiksiu su tavim, kalbėsiu su tavim, bet padaryk cherubus, kad jie sparnais dengtų, kad nesimatyčiau aš iš ko kalbėsiu. Balsą tu girdėsi, bet manęs nematysi. Jis dengia, jis nesirodo, jis nerodo jokio atvaizdo, jokio pavydalo. O va dėl ko ir stabų nedaro. Dėl to, kad Dievas tokio pavydalo neturi, jis nerodo. Bet koks taškas tamelybė padėtas. Tuo tarpu, jeigu Dievas tapo žmogumi, jis parodė savo pavydalą, tai kodėl to pavydalo neperduoda? Čia eina, aš matau jau nestameldybę. O jeigu nufotografuosiu, stameldybė bus, ar ne, arba nupiešiu. Nėra ribos, kodėl nedaryti tada. O Senam testamente aišku, kodėl nedaryti. Dar vieną argumentą. Izaja, 40 skyrius, 18 eilutė. Duoda Dievas klausimą gerą. Su kuo tad palyginsite Dievą? Į ką panašų darysite į atvaizdą? Mes galim laisvai atsakyti, jokių problemų, Jėzaus, žmogaus. Manote, kad čia Naujas testamentas nėra seno tąsa, be tos pačios knygos paaiškinimas, įsipildymas. Tai yra viskas prieš eina. Viskas prieš, visiškai tas mokslas. Ir aišku, tada judaizmo netikėjimo paslaptis, kodėl 2000 metų žydai atsisakė šitą priimti. Jie tokie bjaurūs, jie tokie akli, jie tokie kvailiai, jie tokie užkietėję visi. Jo, tik mes vieni geri, ne? Žiūrėkim dar, Izaija 46 skyrius 5 eilutė, vėl klausiu. Su kuo mane palyginsite? Į ką mane darysite panašų? Ir šitą argumentą visada protestantai duoda prieš stamelystę, taip? Bet tai pagalvokit, netinka jis, juk Jėzus buvo matomas, apčiuopiamas. Matyt galiu, aš šitą atvaizdą nusipiešti negaliu. Matydamas galiu, aš čia lenktis garbingi Dievas kūne, ne? Dievas tapė žmogum. O to viso vaizdo jau nusipiešęs ar nusifotografęs negaliu. Nėra paaiškinimo. Jeigu tai Dievas atėjo matomų būdų žmogaus pavydalu. Dievas tapo žmogum. Judaizmas sako, netapo jis jokių žmogum. Senas testamentas sako, Dievas yra Dievas, žmogus yra žmogus ir Dievas ne žmogus. Viskas. Paprasta. Vat sakau, iš kur atsiranda sudėtingumas dvasinių dalykų? O dėl to, kad sumaišyti du priešingi dalykai. Du testamentai. Ir niekada niekaip visko logiškai negali sudėlioti. Jūs turbūt pastebėjęs, skaitydami paprasčiausiai. Kai jos išskiri, naujo čiortavai materiją, atmeti paprasčiausiai labai logiškai, viskas supaprasta. Žiūrėjau, yra įstatymai, jų laikaisi, gauni Dievo malonę atlyginti, neatsilaikai, gauni bausmę, laikaisi, esi teisus, neatsilaikai, neteisus. Paprastas dalykas, priklauso nuo manęs. Čia dabar liktai reikia įstatymą laikytis, bet liktai nereikia laikytis atleidžia, bet tai malonė, bet tai bausmė, liktai malonė, reiškia sulaužy, gali ir negauti bausmės, gali to malonė būti nurašyta. Liktai Dievas pasirodo, apčiuopiamas materialus pavydalas, bet apčiuopiamą materialus pavydalą nulipdyti iš molio negalėjau. Ir kūnas tik į molis, tai pagal Bibliją. Šmolė. Matai, tai šmolė garbina, lenkėsi, visi šlovina, bučiavo kojas jam. Taip, viskas gerai, bet iš šmolė nulipdysiu jo statulą, kur nors Petro Povilo bažnyčiai pastatysiu, negerai, tas atvaizdas nebetinka. Kodėl? Ir taip toliau, ir taip toliau. Tada sakys, bet juk Senajame testamente, juk Dievo pavydalo daug kas matė. Dievo pavydalo niekas niekada nematė. Matydavo angelo, viešpatės angelo pavydalą. Tik tai. Dievo niekas niekada nematė. Matydavo angelus. Vat, prašau, keletas pavyzdys. Klasikinis pavyzdys mūsų Išėjimo 3 skyrius. Nuo 1 eilutės ir toliau. Mozė ganė savo uošvio midjaniečių kunigo Jetro avis. Kartais buvo nusivaręs avis už dykumos prie Dievo kalno Horebo. Jam pasirodė viešpatės angelas, ugnies liepsnoj, kylančia iš krūmo vidurio. Jis matė krūmą degantį, tačiau nesudegantį. Mozė pasakė, eisiu pažiūrėsiu šitą dingą reginį, kodėl nesudega šūnas. Viešpats matė artėjant. Matot, kas krūmė? Angelas, o jau 4 viešpats matė artėjant ir pašaukė iš krūmo. Angeliai įsikūnijęs kaip dvasia gali būti viešpats. Gali angelas dėtis viešpačius, bet tai ne viešpats. Dievo pavydalo niekas nematė. Angelas. Kitas variantas. Pradžios 32 skyrius, nuo 31 iki 33 eilutės. Jokūbas pavadino tą vietą Penieliu, sako, aš regėjau Dievą veids į veidą ir išlikau gyvas. Kai jis perė Penielį, patekėjo saulė, išlubavo vieną koją. To irgi šios dienos Izraelio vaikai nevalgo šunės. Regėjau Dievą veids į veidą. Pažiūrėkim, kaip jis regėjo tą Dievą. Nuo 24 dabar paskaitykime eilutę šitą patį skyrių. Jokūbas pasiliko vienas.
Ten jis grūmėsi su vienu vyru iki aušros. Matydamas, kad neįstengia įveikti, tas vyras smogė Jokūbui į šlaunį ir išnarino Jokūbo šlaunies sąnarį. Tada tas vyras tarė, paleisk mane, esu aukštą. Jokūbas atsakė, nepaleisiu tavęs. Tai va, čia kovėsi su to vyru. Ir galiausiai, sako, aš regėjau Dievo veids į veidą. Matė. O ar Dievas ten buvo? Pažiūrėkime Ozėja 12:4. Kalba apie Jokūbą. Skaitau nuo 2 jau. Viešpats nepatenkintas judu, jis nubaus Jokūbą už jo kelius, pagal jo darbus atmokės jam. Dar negimęs jis laikė už kulnies savo brolį, subrendęs grūmėsi su Dievu. Jis kovoja su angelu ir nugalėjo. Angelas. Tai. Mano veido negalėsi matyti, nes žmogus mane pamatęs negali išlikti gyvas. Aiškiai pasakyta, mano veido negalėsi matyti, nes žmogus pamatęs mane negali išlikti gyvas. Tuo tarpu ten, kas tik norėjo, visi erodai, pilotai, judai, kas tik netingėjo, visokios prostitutės, muitininkai, visi matė Dievo veidą. Taip? Tokia paslaptis, tai Dievo veidas, negali gyventi. Tada visi matė. Kas čia staigi pasikeitė viskas? Iš to. Pasikeitė, dabar kiekvienas durnius galėjo matyti. Nesvarbu, tiki, netiki, bet Dievo veidą matai. Doras, nedoras žmogus, blogas, ne, ar geras, matai Dievo veidą. Tiek tada šitos teologinės temas.